tikrai, kaip minėjai, Zeinas davė tą gerą postumį ir pačiai komandai. Tikrai ir 2 pergalės iškovotos padėtį, leido permesti aukštą kamuolį ir labai lengvai pelnė taškus. Girdas Žukauskas prieš daug žemesnį Maklylą išnaudoja masės ir ūgio. Kriniauskas centruos prieš Vaitkų, nusimeta kamuolį, perdavė Saleimonui ir čia jo yra duono metimas po driblingo. Ir tikrai geras pasitikėjimas, dabar gali tokius net užsimerkęs mesti, tai ant tos geros bangos kol kas ir pataiko viską. Vis tiek pakankamai ūgio jėgos priekinėje linijoje. Tai buvo antroji komandinė kėdainiečių pražanga, Beručka netaikliai, Darmanas neatitvertas, Vaitkus. Tayloras atakuoja Otermano. O fiziškai stipresnis Tayloras ir kūnas stipresnis nusistumia. Taip lengvai apėjo Vaitkų. Vaitkus sulaukė pagalbos. Darmanas 3 taškai. 28 taškus surinko svečiai. Prieš Ebau Tayloras. Aišku, reikia pagalbos. Okoro ateina. Vaitkus kyštelėjo ranką. Čia pasisekė. Lengvasis smolės, galim sakyti, prieš varžovų įžaidėją. Bruksas Darmanu įmeta kamuolį ir vėl naudojasi. Darmanas Brukso ir kamuolys krepšyje. Okoro neapsigina. Per arti prileido varžovą, arti krepšio, nepakėlė rankos. Okoro užtvara Vaitkui. Okoro nemetantis iš toli vidurio puolėjas. Jurgensas pro šalį. Ir štai greitajame puolime Žemaitis 3 taškai, rekordinis pertraukėlė. Irgi sunku tuo patikėti. Bet taikliausiai 3 taškius metanti komanda yra Wolves. Darmanas atšokęs atgal, nedengiamas metimas. Nylas dar kartą. Ir vis tiek kamuolys neatsiduria krepšyje. Saleimonas kokiu greičiu bėga su kamuoliu. Tikrai, kartais tai būna. O Vilkų ekipoje po 9, po 6, po 7. Tai jis tikrai moka ir per nugarą prasimesti, bet kas įdomiausia, kad... Tayloras šokdina Watermaną, greitai juda kamuolys. Saleimonas iš krašto. Dar 3 taškai. Oi, koks geras perdavimas Saleimonui, kokį balioną pareidžia komandos naujokas. Pirmos rungtynės izraeliečiai. Saleimonas iki galo, dabar jau prasiveržimo taškus renka amerikietis. Žukauskas ima kamuolį, atrodo visiškai psichologiškai palūžę yra šeimininkai. Laisvi mėto Vilkai, 57 taškas. Prasileidžiant, nežinau, čia jeigu tokiais tempais, tai ir 70 gali prasileisti. Taip. Tayloras dabar jau mėgaujasi žaidimu, Wolves komanda tiesiog bombarduoja. Man atrodo, pats jau turės eiti į rūbinę, pasiūlyti savo zoną. Jo, savo arkliuką, ne? Ne, jau vėlu. Pažiūrėsim, ar kėdainiečiai pasiduos, ar dar žais antrąjį rungtynių dalį. Tikrai, kaip Vokietijoje lygtais yra, kur jaunimui, jeigu pralošinėjai 40, yra nutraukiamos rungtynės. Oho, neteko girdėti. Kad ne vaikų, ne, kaip pasakyti. Vilkai pataikė 17, 2 taškių iš 20, 85% taiklumas ir realizavo 8 tritaškius iš 16. Dabar 9 iš 17 toliau. Kriniauskas šį dvigubą gynybą, Vaidas puikiai mato aikštę, Tayloras lieka nedengiamas ir smeigia dar vieną taiklų tolimą metimą. Darmanas labai lengvai apėjo Watermaną. Iš priekio išeina Tayloras, fantastiška gynyba. Darmanas, niekas netrukdo jam, prisitaiko Wolves puolėjas. 27, Gedimino Petrausko vandens pertraukėlė. Keičiasi ginamaisiais šeimininkai.
Dvigubą gynybą prieš Tarmaną. Vėl Berička lieka nedengiamas aikštės krašte, triumfuoja Arnas. Tiek į kairę, tiek į dešinę vienodai efektyviai verštis. Salimonas. Perdavimas pro nugarą Tarmanui. Tarmanas toliau drasko varžovų krepšio tinklelį. Ir vėlgi pas Vilkus tikrai irgi yra tas trijo, dar ir perima kamuolį. Salimonas atima kamuolį iš Vaitkaus. Berička, Salimonas iš karto kelia rankas. Kemzūra suteikia daug žaidimo laiko. Taip, blokuoja jis dabar Maknylo metimą. Devyniais žaidėjais verčiasi Kemzūra. 13-0 atkarpa. Salimonas galiau pralaužė ledus tolimų metimų. Na va, jau tikrai netoks gėdingas kėdainiečių atsilikimas, 17 taškų, tai vėl iki 20 didina Tayloras. Ir dar fiksuojama pražanga. Salimonas turi 22, Tarmanas 17. Esi vienas labiausiai patyrusių lietuvių žaidėjų komandoje, tai dabar antroje pusėje tikrai Ignas daug gražiau žiūrisi. Broksas, puikiai ataka, kaip iš vadovėlio ir Žemaitis ir kamuolį krapšto Watermanas, bet Mekovolo pirmasis jį pagriebė. Metavo užtvarą Mekovolo, geras perdavimas ir per Vaitkaus iškeltas rankas. Ir Žukauskas išnaudojęs pražangų limitą, čia Kariniauskas. Ir daug geriau pasigynė kėdainiečiai po ilgosios pertraukos. Tikrai nematėme tų tokių labai jau lengvų taškų. Broksas, koks